Projektą bendrai finansuoja Lietuvos Respublika ir Europos Sąjunga, Europos socialinis fondas. Labas vakaras, eterėje laida Ateities Lietuva, kurioje mes kalbamės apie svarbiausius dalykus, nuo kurių priklauso mūsų šalies ateitis ir gerovė. Tai mokslas, verslas ir ūkis, bei be abejonės mūsų valdžios politika. Ar mūsų valstybė gali būti turtinga, o žmonės jaustis laimingi, jei šios trys tarpusavėje sritis nebendradarbiauja? Kokia Lietuva bus ateityje? Ar mes turime konkuruoti, o galbūt kaip tik turime susivienyti ir dalinti savo idėjomis bei patirtimi? Šį projektą inicijuoja Asociacija Naujos kartos verslo ir mokslo klasteris. Projektą finansuoja Lietuvos Respublika ir Europos Sąjunga, Europos socialinis fondas. Ir pirmasis mūsų šio vakaro pašnekovas yra ūkio ministras Dainius Kreivys. Labas vakaras. Gerbiamas ministras, šį vakarą mes kalbamės, kaip bendradarbiauja verslo mokslo įstaigos su valstybės institucijomis. Šiai dienai Lietuvos ekonomikos pamatas yra tradicinė pramonė. Tradicinė pramonė šiai dienai eksportuoja tikrai daug ir yra pagrindinis variklis, kuris ištraukia mus iš krizės. Štai rezultatai pramonės yra labai neblogi, kuris tikimės kitų metų pradžioje jau užkurs ir vidaus vartojimo rodiklį ir visi žmonės pradės pajusti pagaliau savo piniginėse to rezultatą. Tačiau žvelgiant į ateitį, tų pastangų ir tos pramonės tikrai neužteks. Mes esame labai konkurencingo regiono dalis, Šiaurės Europos regiono dalis, ir arba mes priimam tą žaidimo taisyklės ir bandome tapti vienu tvirtą dalimi to inovatyvaus regiono, plėtojam aukštas technologijas, plėtojam žinių ekonomiką, žmonių išsilavinimas kyla, arba mes neteksime žmonių. Tai yra proto emigracija, kas šiuo metu vyksta. Ar galite papasakoti, kaip valstybė remia bendradarbiavimą tarp verslo ir mokslo įstaigų, tarkim? Yra keli komponentai. Pradėkime nuo slėnių ir aukštųjų technologijų parkų kūrimo. Valstybė yra skiriusi beveik 10% ES lėšų sukurti infrastruktūrai, kurioje verslas, mokslas ir studijos, sakykime, universitetai bendraus. Kam tai reikalinga? Pirmiausia, kad tokioje aplinkoje gimsta naujos technologijos, gimsta išradimai, gimsta patentai. Geriausias, ko gero pavyzdys, yra mūsų fermentas, kuris vasaros viduryje buvo parduotas arba jį įsigijo amerikiečių kompanija, biotechnologijos kompanija, viena stambiausių pasaulyje, Thermo Fisher Scientific, už $265 milijonus. Tai galime įsivaizduoti, kiek kainuoja mokslas, kiek kainuoja žinios ir kiek kainuoja patentai. Fermentas buvo ta įstaiga, kuri būtent akumuliavo visas tas gerasias savybės tiek verslo, tiek mokslo, tiek studijų. Ir aš tikiuosi, kad tokių pavyzdžių turėsime daugiau. Sakykit, ar galite papasakoti trumpai apie IBM, berods dabar kaip tik, kai mūsų laida išeis į eterį, turėtų atsidaryti Lietuvoje informacinis centras, tiesa? Kas tai bus? Su IBM mes baigiam derinti paskutinės sutarties detalės. Planuojame įsteigti IBM tyrimų centrą, kurioje aktyviai dalyvaus ir Lietuvos valstybė. Ir tas centras būtent bus skirtas tam, kad mūsų mokslininkai, mūsų mokslas išmoktų to vadinamo technologijų perdavimo, kaip iš mokslo padaryti verslą. Susitiksime iškart po reklamos. Verslas nežino, ką mokslas gali. Mokslas nežino, ko verslas gali norėti arba nori. Klasteris ateitis Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo. Kiekvienas tėvas, leisdamas vaiką į universitetą, turi pagalvoti, ką jisai veiks po to. Projektą bendrai finansuoja Lietuvos Respublika ir Europos Sąjunga, Europos socialinis fondas. Ar galite paminėti svarbiausias ūkio kryptis, į kurias didžiausią dėmesį akcentuoja mūsų valdžia, mūsų valstybė? Šiai dienai mes sakome vieną labai paprastą dalyką, kad Lietuva, būdama, sakykime, šiaurės regiono dalimi,
ir neturėdama jokių išteklių praktiškai, išskyrus gal miškus, žvyrą ar dar kažką, bet turėdama puikius žmonės, įsilavinusius žmonės, beveik per 30% žmonių turi aukštą įsilavinimą, vienokį ar kitokį, ir užsienio investuotojų, užsienio specialistų vertinimų tikrai yra labai aukštos kompetencijos, mes galim teikti paslaugas. Informacinės technologijos, biznio įvairios paslaugos, medicinos paslaugos, logistika ir kitas. Paslaugos yra kryptis ir mes sakome, kad norime 15 metais Lietuvoje paslaugų eksportas sudarytų iki 35% viso eksporto, sakykime, aukštesnės pridėtinės vertės paslaugų eksportas. Ir formuluojame irgi labai aiškiai, kad 15 metai Lietuva Šiaurės ir Baltijos regiono paslaugų centras. O ką daryti tradicinio verslo atstovams? Daugelis suka galvas iš tiesų, ar šis verslas, na kitaip tariant, nublanks, jeigu galima tai pasakyti? Ne, tikrai nenublanks, jeigu žiūrėsime visą projektuojamą ateities ekonominę struktūrą, ją reikia ne tik tai išlaikyti, bet sustiprinti. Kaip ją galėtume sustiprinti? Tai pirmiausia, bandydami padėti jai generuoti kuo aukštesnę pridėtinę vertę, prisitaikyti prie naujų iššūkių. Kaip tą galime daryti? Tai pirmiausia, atnaujinant technologijas, kurias turime, diegiant naujus robotus, robotizuojant ir panašiai, bei gerinant verslo procesus, diegiant naujausias verslo valdymo struktūras. Noriu pasakyti vėl, kaip esu minėjęs, kad toms programoms yra skirimos milžiniškos lėšos iš ES. Jeigu žvilgtelsime, kiek yra skirta užsienio investuotojams lėšų ir kiek mes duodam lėšų vietiniam verslui, tai vietiniam verslui yra beveik 5 milijardai litų skirta iš 7-13 metų ES perspektyvos, kur lėšos ateina iš Europos. Kai tuo tarpu užsienio investuotojams mes pabarstum po 3-5 milijonus litų. Tai turime įsivaizduoti, kaip mes kitą kartą pavydim, kad kažkoksai Berkeley bankas, ar sukurdamas 700 darbo vietų, gavo 5 milijonus, kai tuo tarpu mūsų verslas gauna milijardais. Gerbiamas Robertai, laidoje dalyvauja habilituotas socialinio mokslo daktaras Robertas Jucevičius, ekonomistas ir vadybininkas. Stebėjau jūsų reakciją, kaip jūs klausėtės ministro kalbos. Jūs patenkintas tuo, ką girdite, ar jūs į tai žiūrite su kritika ir tai kelia jums šypseną? Kaip suprasti jūsų tą reakciją? Mano pozicija yra šiek tiek kitokia. Aš jokių būdų neignoruoju, neatmetu aukštų technologijų kaip po tokių. Jokių būdų neatmetu fundamentalaus mokslo žinių dėgymo į praktiką ir toje bazėje kūrimo visiškai naujų dalykų. Bet gyvenimas yra toks dalykas, kad yra geras toks posakis iš anglų kalbos. Nothing comes from nothing. Iš nieko atsiranda tik niekas. Skirtingai nuo ministro, aš įsivaizduoju, kad artimiausius, jau 10 metų tai galėčiau lažintis, o gal ir 15 metų, vis tiek mūsų ekonomikos stuburas bus tradicinės pramonės ir verslo šakos. Tačiau, jeigu, pilnai sutinku su ministru, tuo, kad, aš pilnai sutinku su tuo, kad jeigu į ten nebus investuota į mokslą, ta prasme mokslo žinių, paverstų inovacijomis. Ir čia, mano supratimu, pats esminis žodis. Mes daugiau turime kalbėti apie inovacijas, ne tiek apie mokslą kaip po tokį. Nes mokslas kainuoja, o inovacijos duoda, kūrė kaip po tokio. Tai be abejo, tradicinė mūsų pramonė ir verslai labai susilpnės ir praradinės pozicijas. Tarkim, tą pačią Suomiją, kurią mes duodame kaip pavyzdį high-techo. 2 sektoriai – IT ir mediena. Yra pagrindiniai 2 drambliai, ant ko laikosi. Bet kokia mediena, ar medžių kirtimas, ar medienos produktai, kurie yra brangus, kuriuose yra daug mokslo žinių, naujausių technologijų, ir bio, ir visokių kitokių. Kur yra ėjimas. Mes čia turime patys. Jūs kalbate apie inovacijas. Ar galite paaiškinti, kas yra iš esmės inovacija? Inovacija, jeigu taip kalbėti labai paprastai, tai yra kažkas tai naujo, ko nėra. Nebūtinai radikaliai. Naujo šitoje mažoje rinkoje, įmonė ir kitur, ir kas turi vertę, kitokią vertę, geresnę vertę. Labai paprastas pavyzdys. Paimkime mūsų įmonę Amilina, kuri gamina krakmolą, kuris dedamas yra į popierių kaip substitutas medienai. Jums inovacija. Kad krakmolas keičia medieną popieriuje.
Didžiausia problema, apie kurią mes šiandien diskutuojame, tai, kad kebliai vyksta bendradarbiavimas tarp mokslo įstaigų ir verslo įmonių. Daugelis sako, kad mokslo įstaigos, ypatingai universitetai, aukštosios mokyklos yra atitrūkusios nuo realaus gyvenimo. Gerbiamas Robertai, jūs matote tą problemą? Kame čia yra bėda? Kas čia ko nenori? Kas kur neina? Ne, matot, čia problema yra labai sudėtinga. Kad atotrukis tarp mokslo ir verslo yra akivaizdus, tai faktas. Faktas. Ir įvairiausiais aspektais. Viena, verslas nežino, ką mokslas gali. Mokslas nežino, ko verslas gali norėti arba nori. Ir tas yra labai labai dažnai nesusišnekėjimas. Kame priežastis? Oi, kiek daug. Čia jau turbūt valandų. Bent keletą, ministrė. Pagrindinė priežastis, ko gero, kad vis dėlto mokslas ilgą laiką buvo orientuojamas į mokslą. Ir žinias. Taip, ir žinias. Ir mažai labai turėjo santykio su ekonomika. Taip. Ką mes šiuo dienu norim padaryti su klasteriniais projektais, su slėniais, kad sudėti ir sujungti tuos abu darinius. Kad jie susijungia duotų tą pridėtinę vertę. Dar vienas aspektas, ką Ūkio ministerija dabar daro, kad skatinti tą bendradarbiavimą. Mes sėkmingai paleidome šiais metais vadinamą voucherių programą. Inovaciniai voucheriai, tai yra įmonė gauna tam tikrą pinigų sumą, su kuria nueina į mokslinę įstaigą ir pasidaro tyrimus, mokslinius tyrimus, ar perka naudą iš mokslinės studijos, kuri yra reikalinga jo verslui. Tai buvo paleistas šiais metais 1 milijonas, labai sėkmingai ir labai greitai buvo išgraibstytas. Tai rodo, kad potencialas yra milžiniškas šitoje srityje bendradarbiavimo ir jisai vyks toliau. Toliau, patentai, parama remiant patentavimą. Kad gauti europinį patentą, taip pat parama akimirksniu. Turim nedidelę paramą, valstybė šiuo metu nėra turtinga, kad galėtų labai stipriai remti, bet ateityje manome, kad tikrai ta parama didės. Irgi per mėnesį, kelis mėnesius ta parama iš karto dingsta. Tai rodo labai didelį potencialą. Taip, Gabriel. Ministrui, tada to pačiu apie tos voucherius norėčiau paklausti, vis dėlto, kad Ūkio ministerija skatina ir privačią iniciatyvą, tačiau kažkodėl pagal voucherius teikiančių paslaugas institucijų sąrašą nėra įtraukiamos privačios mokslo institucijos ir laikomasi tokios pozicijos, kad tik valstybiniai mokslo institutai arba universitetai gali teikti tas paslaugas. O kodėl čia privati iniciatyva tada nerimtina ir neskatintina? Aš negalėčiau pasakyti, kad rimtina ar nerimtina. Paprasčiausiai tai buvo pirmas pilotinis bandymas, pilotinis projektas, kaip rimta sakyti. Mes iš šito pilotinio projekto pasidarysime išvadas ir aš manau, kad diskusijose tiek su verslu, tiek su mokslo institucijomis prieisime geriausių sprendimų. Taigi mes čia dabar pakalbėjom apie verslo ir mokslo sąsajas ir bendradarbiavimą, bet šį vakarą mūsų laidoje dalyvauja jaunasis išradėjas, kurio vardas yra Vytautas, ir kuris sako, kad išradimai Lietuvoje nieko nedomina, nei verslo, nei valdžios. Tiesa, Vytautai? Labas vakaras. Labas vakaras. Ką esi išradęs ir ką esi sukūręs? Esu išradęs tokį įrenginį, tai yra vizuali muzikos ritmo išraiška žemadažniam garsiakalbiui. Tai yra toks įrenginys, kuris kuria erdvinius vaizdus pagal muzikos ritmą. Kurį galima pritaikyti? Tai yra toks pramoginis labiau žaislas jaunimui. Tai diskoteka? Diskotekose, klubuose, naktiniuose, automobiliuose, kas mėgsta ten tuningą tokį audio aparatūrų. Bėda, kad vienas aš pats negaliu tos idėjos realizuoti, nes aš pats negaliu būti gamintojas, kūrėjas ir verslininkas, jo, ir pardavėjas. Visų pirma, tam reikia ir pinigų, ir organizacinių sugebėjimų, ko aš nelabai turiu, sakykime. Bet tu tą idėją kažkam pasiūlai, tu pas ką nors paprašyti, pavyzdžiui, pagalbas, tų pačių pinigų ir taip toliau. Iš pat pradžių tai aš bandžiau siūlyti tą idėją Vilniaus klubams naktiniams, koncertų rengėjams, kaip įdėkti prie jų esamos aparatūros. Susidomėjimas toks kaip ir yra, bet konkrečių veiksmų iš tų žmonių nesusilaukiu. Kitaip tariant, tu turėtum viską iki galo padaryti ir atnešti, taip išeina. Taip, bet jiems tiesiog gal netikėjo tą idėją, kad tai neš kažkokią tai naudą tiesioginę. O tu užsienyje bandai parduoti savo idėją? Aš siūliau įvairiems užsienio gamintojams audio aparatūros, kad jie dėktų tą mano išradimo apšvietimo sistemą prie savo esamos aparatūros. Tai susilaukiau tik vieno tokio rimto atsakymo. Šiuo metu su jais vedu dėrybas dėl sutarties ir keičiamės brėžiniais. Kokioje šalyje ta bendrovė? Amerikoje. Amerikoje, ar ne? Galbūt užduokime abudu klausimą ministrui. Vytautai, ką?
Gerai, Ką reikėtų jaunam žmogui daryti, kad jo neužgesintų tokie dalykai? Klausimas labai geras ir vėlgi galiu pasakyti, ką valstybė šiuo metu toje srityje daro. Ir daro ne tik tai valstybė, bet yra visa eilė privačių iniciatyvų, gal žargonų pasakysiu, yra tokie kaip startup weekendai, startup džemai, kur jauniems žmonėms, jauniems išradėjams, turintiems idėją, ar tai būtų programuotojas, ar šitos ryties išradėjas, kurie dalinasi tom idėjom, yra visa eilė investuotojų, potencialių, kurie tas idėjas priima ar nepriima toliau vystymą. Turėjom vieną labai nemažą renginį tokį Londone, kur iš visos eilės lietuviškų idėjų buvo atrinkta 7 ir jos buvo pristatytos investuotojams Londone. Teko man pačiam dalyvauti tokį didžiulį konferencijoje. Taip pat šiuo metu kartu su Europos investicijų fondu paėmė lėšas iš didžiųjų kreditų iniciatyvos, nes bankai per lėtai skolina lėšas, kurios turėjo būti nukreiptos verslui sunkmečio metu, dalį lėšų mes atimam ir nukreipiam į ankstyvo finansavimo fondus, tai vadinamus seed capital, pre-seed capital, kurie yra būtent skirti tokiom idėjom finansuoti. Bet tęstinumas tos konferencijos tai koks? Kas po to? Toliau tos kompanijos, kurios, pavyzdžiui, sakykime, buvo Londone, jos kai kurios susirado, ne kompanijos, idėjų autoriai, kai kurios susirado kompanijos investuotojus, kurie investuos, kai kurie nesusirado. Taip yra, verslo pasaulyje arba susitinka pinigai su idėja, arba nesusitinka, arba mato ateitį idėją gyventą ar ne. Teko Amerikoje Silicijos slėnyje susitikti su viena iš stipriausių kompanijų, kuri dirba rizikos kapitalo srityje, Draper Fisher. Ir ką pasakė jam mūsų IT žmonės, kompanijų žmonės, kurie buvo su manim, uždavė klausimą. Ką jūs finansuojate? Koks turi būti projektas? Kokia turi būti idėja? Jis labai paprastai pasakė. Idėja, kuri keis pasaulį. Valstybės rolė čia yra labai didelė. Ir tos ankstyvo kapitalo fondai valstybėje yra labai svarbus. Ir aš, kaip minėjau, visą eilę instrumentų mes dabar kūrėm, kartu pasitelkę ir šnekame su Izraelio galimais investuotojais, kurie sukūrė Izraelyje visą tą sistemą ir kur tikrai puikiai veikia. Beveik $4 milijardus Izraelis pritraukia į ankstyvo išradimo tas kompanijas. Tai link to mes ir vedam pokalbį. Ar neatsitiks taip pafantazuokim, kad galbūt amerikiečiai nupirks jo idėją, kitaip tariant, ir uždirbs ten pinigus, visi pinigai liks ten. Bet matot, mūsų pati idėja ir tikslas turėtų būti, kad tokių idėjų būtų kuo daugiau. Taip. Kuo daugiau, sudaryti palankę aplinką, ekosistemą tokioms idėjoms atsirasti ir augti. Teisingai, šiuo metu, dar metai atgal, ar dešimtmetis atgal, net nebuvo kalbos apie tokius fondus, apie paramą tokioms įmonėms. Šiai dienai mes visų balsų apie tai šnekame, šiandien turime tokias laidas. Ir aš to labai džiaugiuosi. Noriu pasakyti, kad startuoja dabar kaip tik 25 000 eurų tokio lengvatiniai kreditai ir jūs galite prisitraukti keletą savo, sakykime, draugų, kurie vystys jūsų idėją. Vienas iš jų galėtų būti stiprus marketingistas, kuris visą tai daro ir jums atkris problema. Puikus pardavėjas, kitaip tariant, ar ne? Taip, ir jūs galite visą tai padaryti ir parduoti savo idėją. Gerbiama Dalia, jūs sakėt, kad Lietuvos smulkiųjų verslininkų ir vidutinių verslininkų ateitis yra nekonkuruoti tarpusavį, bet kaip tik jungtis tarpusavį ir dalintis idėjomis, patirtimi ir taip toliau. Jūs esate pirmojo klasterio kūrėja, tiesa? Galiu patvirtinti. Taip, galit paaiškinti, kas tai yra? Tai ganėtinai nauja savoka. Tai iš tikrųjų paaiškinti, tai yra verslo ir mokslo susijungimas tam tikram taške, kurti produktą. Inovatyvų, reikalingą ir tą produktą parduoti kaip įmanoma už geresnę kainą. Jeigu taip, sakykime, labai trumpai šitai apibrėžti. Pavyzdį pasakykite tie, kurie pirmą kartą apie tai girdi. Sakykime, aš kalbu apie mūsų klasterį, tai yra modernių namų kūrimo klasteris. Mes gaminam namą. Į šitą idėją yra atėję labai daug verslo įmonių, kurios nuo pamatų iki rakto, sakykime, ir yra mokslas, kuris padeda mums sukurti, koks tas namas turėtų būti, kaip jis turėtų būti statomas, kokios inovacijos turėtų būti šitame name įdiegtos,
kaip mes turėtumėm suorganizuoti, išdetalizuoti visus procesus, kad tas produktas, kurį mes pagaminsim, galutinėme taške būtų konkurentabilus ir kaip, sakykime, pritraukti visą tai, kas yra naujausia moksle, kad įgyvendinti šitoje erdvėje. Tai yra ateitis Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo. Kitas pavyzdys. Odontologai, kadangi, tai kaip minėjau, galima iš paslaugų, medicinos paslaugų sričių, taip pat kūrė klasterį. Ir kas gali įeiti į tą klasterį? Universitetinė institucija, universitetas, kur naujausi atradimai, naujausi tyrimai, kaip galima būtų konstruojami ar tendantis, ar žandikauliai ir panašiai. Įeina kompanijos, medicininės kompanijos, kurios atlieka tas paslaugas, įeina viešbučiai, įeina kompanijos, kurios organizuoja turistų srautus, draudimo kompanijos ir panašiai. Tai štai yra kas klasteris. Jos kartu susidėjusios sukuria produktą, kurio po vieną negalėtų sukurti ir gauna didelę pridėtinę vertę ant viršaus. Bet ar lietuvių verslininkai, ponia Angelė, mielai jungiasi į tuos klasterius? Kitaip tariant, ar neegzistuoja čia tam tikri lietuvio charakterio bruožai, kur, kaip sakoma, atims iš manęs idėją, nuskriaus mane, pasidalinsim pelną ne taip. Na, ar turbūt taip, kaip yra iš tikrųjų? Mūsų pagrindinė šiandieninė temos problema yra ta, kad mes kalbam apie verslo ir mokslo bendradarbiavimą ir kokios jo galimybės. Mes nepamirškime tai, kad mes gyvenam rinkos sąlygomis. Kas tai yra rinka? Tai yra konkurencinė aplinka ir norint joje išlikti, tu privalai koks būti inovatyvus, gaminti išskirtinį produktą arba suteikti tokią paslaugą, kurio nėra rinkoje. Ir dar šiandien mes patenkame į tokias sąlygas, kada yra ekonominė krizė. Kaip mes galim išlipti iš tos ekonominės krizės? Tik tai tos įmonės, kurios gali, tarkime, eksporto atrasti naujas rinkas. Naujoms rinkoms tu gali pasiūlyti tik tai visai kitokios kokybės, visiškai kitokį produktą arba kitokią paslaugą. Tai reiškia pats laiko klausimas verčia ką tokias verslo įmonės jungti su mokslo įstaigomis, kad galima būtų visą tą produktą, naują paslaugą sujungti. Tai yra, žinių vadyba turi pereiti būtent į žinių komerciją. Tai yra tą, ką mes galime pasiūlyti, ką mes galime parduoti. Kitos išeities nėra. Ministras pateikė pavyzdį apie fermento įmonę. Taip, bet fermento įmonė prieš 3 metus buvo nominuota žinių ekonomikos forumo, ką tokia nominacija, kaip viena iš inovatyviausių įmonių. Todėl, kad būtent jis sugebėjo pritraukti ką verslą, inovatyvias technologijas. Bet kada šiandien mes kalbam vien tik tai apie verslą ir ministras taip pat kalbėjo, ką aš ir norėjau akcentuoti. Jis kalbėjo, kiek milijonų teikime į naujasias technologijas, į gamybinį sektorių ir taip toliau. Bet mes nekalbame apie žmogiškai kapitalą. Ir jeigu mes šitą klausimą pamiršime, tai nieko nebus verta mūsų ekonomika. Reiškia, mes turim būtent tą suderinti ir kalbėti apie darnę ekonomiką. Tai yra gamybinis potencialas, turi vystyti su žmogiško kapitalo žiniomis, kvalifikacija, kelti nuolat jo kvalifikaciją, jo žinias ir taip toliau. Tik tai tokią matome ateitį. Priešingų atveju mes neišliksim konkurentabilus. Tai šiai dienai kartu su Švietimo ministerija, Ūkio ministerija rengia tai vadinamą kompetencijų ir specialybių žemėlapį. Ilgalaikį žemėlapį, kuris bus reikalingas, kad galėtume sukurti tą konkurencingą ekonomiką. Kaip esu minėjęs, turime daug išsilavinusių žmonių. Bet dabar mums reikia ne tik tai išsilavinusių, bet išsilavinusių tam tikrose segmentuose, srityse. Ir šiai dienai mes visi girdime, kad kiek daug ekonomiką baigusių, verslo vadybą baigusių žmonių eina tiesiai į darbo biržą. Ir eis, jeigu mes visi nepradėsime galvoti, kad Lietuvai reikia inžinierių, biotechnologų, informacinių technologijų specialistų, ten, tų žmonių, kurie kurs tą pridėtinę vertę. Šalia ir žinių vadybininkų. Be abejo, bet mes, jeigu žvilgteltume į proporcijas, kurias šiandien turime, tai ir teisininkų reikia, kurie galėtų intelektualinę nusavybę ir patentuoti ir panašiai. Bet mes turime žinoti, kad kiekvienas tėvas, leisdamas vaiką į universitetą, turi pagalvoti, ką jisai veiks po to ir ko reikia šaliai. Ir mums visiems po 5-10 metų. Klausom jūsų komentarų. Gerbiamas Avi. Mokslui gal, sakykime, netgi tokios investicijos į mokslą, jos iš karto pamatuojamos, apčiuopiamos, mes skaičiuojame studentus, universitetus, kolegijas, mokyklas. Jeigu pažiūrėsime į verslą, verslas yra toks neapčiuopiamas pakol kas. Realiai mes nežinome, kas yra Lietuvai verslas, kiek jo yra, ką verslas veikia, kiek yra kokios srities specialistų, ką jie daro, kokių reikia jiems kompetencijų. Mes nežinom? O tikrai nesutiksiu su tuo, kad mes nežinom.
Verslas labai gerai žino, ko reikia verslui, tik kitą kartą mūsų švietimo sistema ne visą laiką pateikia to, ko reikia verslui. Tai šiai dienai mes šiai dienai ir ką bandome daryti, tas dvi sistemas sujungti. Iš tikrųjų labai paprastai, mes neturime tradicijų. Mes vėl šnekame, kad nesusijungia iš tikrųjų. Mokslas nesusijungia su verslu. Bet tradicijas reikia kurti, ta prasme, ar tai čia yra laiko klausimas ir kiek Manyčiau, reikės? kad iš tikrųjų, jeigu į tai neinvestuoti, į tradicijas, į tai, kad jungtųsi, jos neatsiras. Nes mes dažniausiai šnekame, kad mes įkursime kažkokius tai parkus, ten visokias. Jeigu mes neinvestuosime į jungimąsi, jos nesijungs. Ir mes vėl turėsime tą patį rezultatą. Susitiksime iškart po reklamos. Ar pagaus tą paukštį laimę skrendantį ar ne? Yra klasterinė priemonė. 260 milijonų. Projektą bendrai finansuoja Lietuvos Respublika ir Europos Sąjunga. Europos socialinis fondas. Ko gero, aš nepretenduoju į jokius receptus, bet manau, kad jeigu mes nuo darželio pradėtumėm mokyti ekonomikos, jeigu tam tikruose mokymo lygiuose mes turėtumėm ryšį su verslu, jeigu įstojęs į kolegiją arba kolega, sakykime, baigęs tam tikrą pirmą kursą, būtų atėjęs į įmonę, kur yra gaminama kažkas su muzika, sakykime, aš nežinau, kas tai yra, ir būtų įmonės vadovai buvę jo diplominio praktikos vadovai. Ir įmonė, ir mokymo įstaiga žinotų, koks poreikis. Va nuo šito lygmens ir turi būti prasidėti bendravimas su mokslu. Nes mokslininkai... Bet čia problema ir yra, ką aš noriu pasakyti. Todėl, kad verslo įmonės, kada mes bendradarbiaujam aukštosios mokyklos su verslo įmonėmis, ar ne, verslininkai ir sako, už specialistų parengimą, jo kompetencijas, specialisto kompetencijas, mes atsakome, švietimo ministerija ir valstybė finansuoja ką? Pačią aukštoją mokyklą. Tai yra suteikiamas studentų krepšelis. Bet visiškai verslininkai atvirai taip ir sako, jeigu mums verslui už tai būtų skiriama 10 ar 15% į specialistų parengimą, mes būtume suinteresuoti. Vokietijos pavyzdys, Bosch kompanija, ar ne? Jinai pati finansuoja, praktikos vietą sukuria. Ir specialistas rengiamas kaip tiek įmonėje, ar ne? Bet tą finansavimą tai ir gauna ir pati įmonė specialisto parengimą. Ir tuo pačiu gauna kas? Ta mokykla, kuri rengia tą specialistą. Va štai, kur yra bendradarbiavimas verslo ir mokslo. Ir dar mes iš tikrųjų atsižvelgiant į visą šitą susidariusią situaciją, ar ne? Mes turime keistis ir aukštosios mokyklos. Toliau turime įvesti tokius inovatyvius kursus, verslininkystę, kurios daugiau skatinančias ir taip toliau. Aš pati atstovauju naujos kartos mokslo ir verslo klasterį, iš esmės tai yra edukacinis klasteris, kuris būria mokslo įstaigas, verslo įmonės, kurios teikia žinioms imlias paslaugas. Tos žinioms imlios paslaugos, nors pakankamai populiari savoka yra Europoje ir iš tikrųjų yra ir Europos komisijos labai skatintina iniciatyva, vis dėlto Lietuvoje dar nėra tokia populiari. Kas tai yra tos žinioms imlios paslaugos, tai ne vien tik informacinės technologijos. Nes mes dažnai suprantam, kad tai yra informacinės technologijos ir ryšiai ar telekomunikacijos, tai yra ir mokymai, ir švietimas, ir konsultavimas, verslo valdymas, finansinės paslaugos ir kad čia galima kurti inovacijas ir jas parduoti. Tai aš to pačiu pasinaudodama progą norėčiau pakviesti ir įmonės, kurios dirba šitoje srityje, žinioms imlių paslaugų kūrimo, jungtis į mūsų klasterį ir jame dalyvauti ir aišku, ministerijų prašyti tokio sutelktumo ir dėmesio būtent šitoms iniciatyvoms, kad Norėčiau pakalbėti apie privačią iniciatyvą. Mes dažnai sakome, ką valstybė padarė, ko nepadarė. Tačiau iniciatyva yra visą laiką žmonėse. Iniciatyva yra mūsų verslininkuose, mūsų verslo įmonėse ir nuo jų labai priklauso, ar jos pasinaudos, ar pagaus tą paukštį laimės skrendantį ar ne. Yra klasterinė priemonė. 260 milijonų klasteriniai priemoniai ino klasterėje guli ūkio ministerijai. Procesas labai lėtas. Kompanijos labai neša lėtai aplikacijas, paraiškas šitai priemoniai. Dėl kelių priežasčių. Pirmiausia, kad labai sunku tarpusai suderinti skirtingas nuomonės, pasidalinti kapitalą, pasidalinti įnašus. Ir mes turėsime išmokti bendradarbiauti, nes tik tai dirbdami kartu mes galime judėti į priekį. Vienas aspektas. Antras aspektas, kad verslo įmonės taip pat turi irgi atsisukti daugiau inovacijas. Inovacijas į mokslą ir žiūrėti pritaikomumą. Nėra verslo, kur negalima būtų inovuoti.
per technologijas, per vadybą ir per kitus dalykus. Tai tuos du dalykus mes turime žiūrėti. Kooperaciją ir naudotis tom priemonėm. Antras dalykas, daugiau atsisukti į mokslą ir inovacijas. Aš kaip tik norėčiau prisidėti prie ministro palinkėjimų ir ministro žodžių ir baigti šią laidą. Labai dėkui, kad šį vakarą dalyvavote čia, LNK didžiojo studijoje. Tikiuosi, kada nors susitiksime. Sėkmės jums, viso geriausio. Na, o LNK žiūrovams linkiu įdomios programos su LNK kanalu. Gero vakaro, iki malonaus. Projektą bendrai finansuoja Lietuvos Respublika ir Europos Sąjunga, Europos socialinis fondas.